Nes kaip ateina tas laikas, pirmas dalykas jau būna vėlu ir staiga. Kaip atsiradė pasiekmė, taip ir išnyksta savaime. Ir čia tau nereikia, pakentėsi, visos prakentėjo, pakentėsi ir tu. Kiek daug sričių menopauzei prireikia, tarkim, net ir tų specialistų. Laiku pastebėjus ir paskyrus gydymą, šitus procesus tikrai galima sustabdyti. Sveiki! Šiandien laidoje kabinete pas gydytoją vėl daug dėmesio skirsi moterims. Kalbėsime apie menopauzę. Kadangi šita tema tokia pasiskirčiusi tarp labai daug įvairiausių sričių, apima ne tik ginekologus, bet ir kitų sričių gydytojus, tai su manimi yra šį kartą daugiau pašnekovų, tai būsime trise. Tai akušerė ginekologė Lina Andrijauskienė. Labas, Lina. Sveiki. Gydytoja endokrinologė Inga Fomčenko. Labas, Inga. Labas. Tai va, tai su manim toksai būrys moterų. Tai kad labai jau taip netemti, skubėti greičiau, nes turim labai daug ką pasakyti, gal tada, Lina, pradėsim nuo tavęs kalbėti, tai gal trumpai atskirti terminus, nes vis tiek mes juos minėsim ne vieną kartą, tai mes turim tą vadinamą perimenopauzę, turim menopauzę, tai kad moteris suprastų, kokie terminai skiriasi, truputį paaiškink apie juos. Būtent ta perimenopauzė, ar ne, tai laikas iki menopauzės. Kiek ji gali trukti? Įvairiai. Ir 5, ir 3 metai, ir 8, ir net 10 metų būna ir taip. Na, o menopauzė tai būtent yra, kaip sakau, ta viena diena gyvenime, kada jau mėnesinių nėra metai laiko. Čia jau skaitosi, kad yra menopauzė, na ir jau po menopauzės tas laikotarpis yra, na, tiesiog ta postmenopauzė, ar ne? Tai jau. Tai čia tikriausiai taip pat, dar taip moterim paaiškinant, kad tos perimenopauzės laiku dažniausiai toksai būna bardakėlis visokių. Taip. Ir simptomų audros, ir mėnesinės, tai trumpesnės, tai dažnesnės, tas toksai bardakas, o menopauzė tai jau kai turim 12 mėnesių, jokių mėnesinių, ne? Tai tas toksai, kad pagal simptomatiką, kaip moterim atskirti, kada mes tos etapus turim, tai gal toksai simptomatiškai. O koks tas vidurkis yra menopauzės ir kada mes jau galvom, kad yra per anksti, kai yra ankstyva menopauzė? Šiaip vidurkis Lietuvoje, tiek ir Europoje, ar ne, kad būtent menopauzė ateina moterims sulaukus kažkur 51 metų, 50, na tai yra visiškas standartas ir normalu. Na, o kad per anksti, tai iki 45 metų laikome, kad menopauzė yra ankstyva. Tai tokiu atveju, na, reiktų tikrai suskubti pas gydytoją akušerį ginekologą arba endokrinologą. Inga, tu esi hormonų specas, visgi endokrinologija, viskas apie hormonus. Bandau būti. Tai kas ten vyksta, kokie ten hormonai siautėja, būtent prasidėjus šitiem pokyčiam, kas su hormonais darosi? Ja. Tai iš tikrųjų hormonai siautėja tie, kurie visą gyvenimą siautėjo moterim, pradedant nuo paauglystės, bet ne apie tai mes šiandien. Bet iš tikrųjų tai tas hormoninis pokytis vyksta visą gyvenimą moters, pradedant nuo brandos, bet tas perimenopauzės ir menopauzės laikotarpis yra ypatingas tuo, kad labai stipriai keičiasi visa apykaita. Tai pagrindinis hormonas lytinis, kuris mūsų visam vaisingam amžiui yra aktyvus ir labai viską mums duoda, visus gėrius. Ką mes turim visas apsaugas, tai yra estradiolis, estrogenai, visaip čia galima taip pat pavadinti jos, bet realiai yra pagrindinis hormonas, kuris ir palaiko mūsų tą vaisingumą. Jo kiekis pradeda svyruoti per menopauzėje, kaip Elina sakė, kada prasideda viskas, o jau kai yra menopauzė, tai jo kiekis yra sumažėjęs visiškai, ekstremaliai smarkiai, mažai jau būna, neišmatuojamai. Kiti hormonai yra, kurie reguliuoja to estradiolio apykaitą, tai yra folikulių stimuliuojantis hormonas ir liutenizuojantis hormonas, FSH ir LH, jeigu sutrumpinimai, jeigu tyrimuose dažnai sutinkami sutrumpinimai. Tai jeigu vaisingame periode jų kiekiai yra paprastai, ypač tyriant tikslinių laikų, yra labai nedideli, tai perimenopauzė ir menopauzė pradeda didėti ir, jeigu estradiolis yra menopauzėje labai mažas, tai šie hormonai FSH ir LH yra dideli. Tai tokie būtų pagrindiniai, kas pasikeičia, tai pasikeičia iš tikrųjų labai ir labai stipriai.
Čia toksai dažnai, suprantant, man taip labai patinka šitas pavyzdys, aš kažkaip labai dažnai į praktikoje naudoju. Sakai, kai kiaušidžių veikla išsenka, nebegamina to estrogeno, tai smegenys atpažįsta, kad jo trūksta. Ir dėl to išskiria tą FSH kaip stimuliuojantį hormoną, kad jisai stimuliuotų tą kiaušidės veiklą. Ir aš dažnai sakau, čia toksai būna kaip jau pavargas, arklys tas koinas, kai tu jau bandai iš visų galų jį su botagu, kad dirb, ir dar jisai dirba, jisai atrodo, kad gauna tą tokią stimulaciją iš tos smegenų ir ta kiaušidė dar dirba, jinai bando išskirti estrogeną, darosi mėnesinių bardakas, tai nėra, tai dažnai iš tikrųjų estrogeno tas kiekis kurį laiką gali būti labai didelis ir labai jau išsistimuliuojama tokio, kai pradžioj smegenys dar bando kažką kontroliuoti, bet paskui kiek tu nori, tiek tu stimuliuok, bet jėgų nebėra. Ir tai jau tas FSH užkyla iki 100 ir daugiau. Ir dėl to, kad jau tokia mūsų sistema jis ir nesumažėja, nes jis nuolat, jis užprogramuotas stimuliuoti, jis išlieka aukštas visada. Taip, jisai tiesiog varo iš paskutiniųjų, dar bando tą kiaušidę prikelti, bet kiaušidė jau tiesiog ant tiek yra išsekusi, kad nebesugeba dirbti ir nebereaguoja. Tai dėl to tas toksai, vyksta tos žirklės persiskirstimas, kad vienas auga, kitas mažėja. Taip, čia labai būdinga yra apskritai hormonų. Hormono šimtai yra tikrai visiškai klasika. Tai kokia ta simptomatika bendrai, o apie mėnesinės, kaip jau prasitarėm ir visiems, kaip turbūt dažniausiai visi jau pilnai supranta, kaip pradeda atlikti mėnesinių ciklas, tai kaip ir kažką įtarė, kad vyksta, bet mėnesinių trikdis tai yra tik tais vienas iš tokių simptomų, mes turim visą puokštę. Tai kokie tie simptomai? Menopauzės simptomų, tik premenopauzės simptomų, ar ne, tikrai, priskiriama jų yra nemažai, iki 30, tikriausiai jūsų gal nepaminėsim, bet dažniausiai, ar ne, žinoma visuomenėje karščio bangos, ar ne? Bet tikriausiai reiktų paminėti, kad ne tik karščio bangos, tas pirminis simptomas. Dažnai netkreipia dėmesį tokį simptomą, kaip smegenų rūkas, pavyzdžiui. Jis netgi yra dažnesnis, pirmiau prasidedantis, toksai simptomas, kur lyg užmirštų kažką, ar ne, neprisimenu, ne taip, kaip anksčiau būdavo. Tai tikrai, moteris išsako, kad tas toksai smegenų rūkas, tada, aišku, karščio bangos, ar ne, nuotaikų kaita, nemiga, sumažėjęs, tarkim, lytinis potraukis, lygtais prasidėjęs daug didesnis toks nervingumas, netgi depresija gali būti nuotaika linkti, ar ne. Tikriausiai tokie, tie simptomai, pagrindiniai simptomai, kurie gali pradėti varginti. Inga, tau netrodo, kad viskas čia labai apie visas endokrinologinės problemas ir nebūna taip, kad ateina moteris ir sako, auga svoris, prakaituoju, tai man čia gal skydliaukė sutriko, kad daktarė, ieškokit man endokrinologinių problemų, bet menopauzė dar kažkaip nepripažįsta tos priežasties, ieško vis dar kitų paaiškinimų, kas darosi. Labai tu čia tiksliai pasakei, kad ne tai, kad nepripažįsta, bet tikrai pagalvoja, kad čia yra kažkas ne to, tikrai kažkas kito. Ir dažnai ateiti, kaip pas endokrinologą, jeigu yra mintis apie kažkokį hormoninį sutrikimą, yra daug, prasčiau negu, tarkim, galvoti iš karto apie menopauzę, eiti pas akušerginekologą, kartais atrodo, kad akušerginekologai yra, su hormonais ne taip smarkiai susiję, nors aišku, kad taip nėra. Tai taip, tikrai ateina dažnai ir tenka, aš visada įvertinu perimenopauzės arba menopauzės tą laikotarpį, vienareikšmiškai visada pasižiūriu, netgi jeigu atėjo dėl visiškai be jokių skundų ir matydama, kad gali būti, dar išklausinėjau apie simptomatiką, kur gali būti, tai tikrai labai maišosi, dažnai matau ir dažnai tenka, žmogui pasakyti, kad, galbūt pagalvokite ir apie šitą dalyką, ir nukreipti specialistui, akušerių ginekologui dėl minėtų dalykų, nes tai būna visiškai nesusiję su kitais hormoniniais sutrikimais ir ligom. O jeigu moteris turi jau dabar kažkokių endokrinologinių problemų, tai ar jos gali dar labiau pabloginti tą simptomatiką, kad, tarkim, skydliaukės sutrikimas, prasidėjo menopauzė ir ta skydliaukė dar pablogino tą simptomatiką ir atvirkščiai, tarkim, prasidėjusi menopauzė, skydliaukė kažkaip įtakojo, kad jos veikla dar labiau sutriko. Yra ryšys tarp
Yra tikrai ryšys tarp to, jeigu turima yra, tarkim, skydliaukės kažkokia, skydliaukės, kadangi yra dažniausios tokios, patologijos labiausiai paplitusios, tai lengviausia apie jas šnekėti ir lengviausia jas aptarti, bet čia liečia ir kitas endokrinologinės ligas, jos yra dažniausiai lėtinės ligos, ir tęsiasi, tarkim, visą gyvenimą. Tai taip, yra, kad tos ligos, kurios jau buvo nustatytos prieš, jos dažnai paūmėja, šnekant apie skydliaukę, tai tarkim, jeigu yra skydliaukės hormonų nepakankamumas, hipotirozė ta vadinama, veiklos toksai sutrikimas, tai jinai pagilėja, tai reiškia, kad arba reikia pradėti gydymą, kad iki šiol buvo nepradėta, arba reikia tiesiog koreguoti tą gydymą būtent dėl to, kad yra tas perimenopauzės ir menopauzės laikotarpis. Kartais būna, kad praėjus tam laikotarpiu vėl viskas nusistovi ir tai yra labai būdingas dalykas apskritai hormoniniai sistemai, kad praėjus kažkokiai audrai, ar tai būtų menopauzė, ar tai anksčiau būtų nėštumas, pogimdyviniai dalykai, tai yra tikrai atsikartojantis per gyvenimą dalykai, kad nurimus tai visai audrai viskas stabilizuojasi ir grįžta. Tai tarkim nebereikia tų vaistų vartoti, tai būna, tarkim, jeigu ypač buvo kažkokia labai maža dozė, tarkim, ir kažkokia lengvoj formoj, arba ta dozė grįžta į tokią buvusią prieš tai, kur eilę metų žmogus gydė, bet tikrai ryšys yra ir todėl labai svarbu šitą pagalvoti, kad nieko čia nėra blogo, jeigu, tarkim, tas vyksta pablogėjimas, tų ligų ir nepamiršti, tiesiog jų pasitikrinti, pasižiūrėti, ar taip yra neatsitiko, nes jeigu dar ta esama simptomatika dėl menopauzės ir susipainios su pablogėjimo, tarkim, skydliaukės veiklos, tai žmogui gyvenimo kokybė nuo to nukentės dar smarkiau ir ko gero ją pakoreguoti, vien koreguojant perimenopauzės simptomus nepavyks taip lengvai. Tai tikrai yra ryšys. Ir be abejonės rekomenduojama tuo pačiu metu tikrintis ir kitas hormoninės sistemas, esant perimenopauzė ir menopauzė. Dar toksai labai dažnas gana dalykas, būtent tam perimenopauziniam ir menopauziniam laike, tai moteris labai skundžiasi, kad svoris auga. Tas toksai, dažniausias toksai būna dalykas, sako, nežinau, kas darosi, darau tą patį, ką dariau ir čia ir valgau, atrodo gerai ir sportuoju, bet atrodo ir kažkaip kaupėsi tas svoris, ypatingai kažkur čia, kad tas kūno sandara kažkaip visiškai keičiasi, atsiranda kažkokie metaboliniai sutrikimai. Tai dar apie tai labai norisi kažkaip pašnekėti, kad suprastų, jog tie kūno pokyčiai, jie yra įtakoti hormono ir čia, taip būna, taip nulemta. Aš iš tikrųjų dar, aišku, kaip endokrinologė, dažnai pas mane ateina dėl to svorio kažkokių problemų žmonės. Vienas iš dalykų, kur aš iš tikrųjų pradedu pagalvoti apie perimenopauzę, yra tas iš oro svorio augimas, nes jis yra labai būdingas perimenopauziniam dažnai moterim, taip prasideda, po to prasideda ten kiti simptomai, bet tas svorio augimas ir ypač persiskirstimas ant pilvo tikrai, bent jau iš mano patirties, prasideda anksčiau negu ir aš tą matau, bet tai yra visiškai irgi fiziologija susijusi su tuo pačiu estrogenų kiekiu. Estrogenas yra mūsų labai didelė apsauga visapusinė, tai jinai veikia ir visą kūno sudėtį, visą riebalų metabolizmą, jinai veikia ir kaulų masę, jinai veikia ir kraujospūdžio mūsų kitimus, tai ir veikia insulino, tarkim, veiklumą, jautrumą, tas didina, skatina, kad jis gerai veiktų. Tai iš to atsirandant estrogeno trūkumui, vykstant jo pokyčiams, vystosi ir visos tos ir metabolinės ligos. Labiausiai mes šnekam apie sutrikusią tą insulino jautrumą, be besivystantį rezistentiškumą arba atsparumą insulinui, kas savo ruoštų ir padidina tą svorio augimą, nes įtakoja ir didesnį apetitą, stipresnį, be kita ko. Estradiolis ir apetitą reguliuoja, tos jis irgi padeda greičiau pasiekti sotumą ir tą, kai sakant, alkį atidėti, jis irgi prie to prisideda. Tai aišku, kad pametus šitą estradiolio poveikį ir tas apetitas gali būti didesnis, bet insulino rezistencija jinai ir tą gali didinti, tada užsiveda mechanizmas, kur didėja svoris, esant rezistencijai svorį numesti yra dar sunkiau, nes stabdo tarsi insulinas padidėjęs, kad jisai sutvarkytų tą gliukozę, o ilgainiui ir vystosi cukrinis diabetas, gali vystyti gliukozės apykaitos sutrikimai. Taip pat kitas metabolinis momentas yra arterinė hipertenzija, kur iš tikrųjų daug žmonių turi arterinę hipertenziją,
vyrai turi ją gerokai anksčiau dažniausiai, o moteris po menopauzės. Dažnai būna, kad menopauzės metu moteriai atsiranda tie kraujospūdžių šokinėjimai. Tai yra irgi visiškai susijęs su hormoniniu pokyčiu, mes nebetenkam tos apsaugos estrogenų ir iš tikrųjų per maždaug 5 metį grubiai susilyginam su vyrais, stebint tą riziką širdies kraujagyslių ligų ir visų metabolinių ligų. Tai va, šiandien tokie būtų, kaip ir pagrindiniai. Kaip minėjau, sandara keičiasi irgi dėl to pačio estradiolio, nes keičiasi riebalų apykaita. Estradiolis turi ir cholesterolio apykaitą įtaką, kad jisai gerina, didina to gero cholesterolio didelio tankio ir mažina mažo tankio cholesterolio kiekį. Cholesterolio pakitimai turi įtakos aterosklerozės, kraujagyslių pakitimų vystymuisi, tai viskas čia iš vieno katilo yra ir iš tikrųjų mes turim suprasti, kad tie pokyčiai estradiolio sumažėjimo yra labai daug ką paliečiantis ir daug dalykų turim perimti. Paskui pakalbėsim, bet į savo kontrolę, suprasdamos, įsisąmonindamos, kad nėra estradiolis mums duotybė iki gyvenimo pabaigos. Bet žinai, čia taip kažkaip mes kalbame, man toksai atėjo galva tokia mintis, žinai, visi ieško to jaunystės eleksyro ir kaip pagalvoju, kas mūsų natūralus jaunystės eleksyras yra. Moterim visiškai, moterim visiškai tikrai. Aš žiūrėjau, estrogeno turiu, tai tikrai visas rytis atrodo paliečia, kiek tik nori. Ir tarp kito, kaip tik dabar žiūrovom, dabar kalbėjai labai daug apie šitą ir apie kūno tą sandrą, visą atsidėjimą. Taip, kas nematėte mūsų laidos su Inga, būtent yra nufilmuota atskira laida apie svorio augimą ir kūno sandaros pokyčius, tai ten irgi labai ilgai kalbėjama, gal netoli valandos ir buvo daug visokių vyriausių dalykų pasakyta, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti, kam tai yra labai aktualu, galite šią laidą pamatyti pas mus prie visų tinklalaidžių. Ir aš tada per tą tinklalaidę minėjau, dar čia atsikartos ir man labai tas toksai patinka ir šiandien girdėtas toks dalykas, kai moteris sako, darau tą patį, valgau tą patį ir kažkaip tas svoris auga, nors nesuprantu, anksčiau neaugo. Ir tada būna atsakymas, tai reikia daryti 3 kartus daugiau, jeigu nori, kad menopauzėje svoris neaugtų, nes mūsų medžiagų apykaita ženkliai keičiasi. Ir tas dalykas, kai šnekėjom, kad tarkim, raumenų masė menopauzėje mažėja, riebalų masė didėja, tai metabolizmas labai keičiasi, tai riebalų masė daug mažiau reikia palaikyti tokių kalorijų ir visa kita. Tai ir tiesiog reikia stengtis be galo nukovoti, aš kitaip negaliu pavadinti. Taip, reikia auginti tą raumeninę masę, priešintis. Nepasiduoti tam riebalų augimui ir persiskirstimui. Reikia ruoštis šitam procesui nuo jaunystės, ar ne, kad susidarytų būtent kažkokie rutina, įpročiai, nes kaip ateina tas laikas, pirmas dalykas, jau būna vėlu ir staiga, ten, tarkim, po 49 metų pakeisti visiškai savo gyvenimo būdą čia ir dabar, yra be galo sunku, ar ne? Tai, ir be to dar blokuoja tas visą blogą savijauta. Taip, kad atrodo nieko tada nenori iš viso sunku. Tada labai sunku surasti iš vis kažkokią tai. Taip, tai yra tikriausiai labai sunku ir tom, ar ne, jeigu ir žiūrėtų, tarkim, dar neturinčios menopauzės ar ne merginos, kad indėlis į savo ateitį yra labai svarbu ir kuo anksčiau pradedam, tuo geriau. Taip, dėl to reikia šnekėti apie tai anksti, o ne jau kai vyksta, iš tikrųjų daug anksčiau pasiruošti susidaryti savo kažkokį bent jau viziją, kaip tas galėtų, ta prasme, atrodyti, ką reikės daryti ir apsiprasti tą mintim. Ir gal irgi suprasti, kad tai yra, natūralus dalykas, ar ne, jeigu natūraliai ateina laiku menopauzė, kad nereikia nuo jos bijoti ir kad, kaip siaubas būbas dabar, ar ne, ir bus ir svoris, ir nemiga, ir visa kita, reikia žinot, kad toks dalykas ateis, kad yra normalu, tai yra naujas gyvenimo etapas ir jeigu tai tikrai sutrikdo tavo, ar ne, gyvenimo kokybę, kad tikrai galima, ieškoti pagalbos ir jos yra. O tada pradėjai šnekėti, dabar ir pratęsk apie tą laiku. O jeigu ne laiku, kokios bėdos ir problemas yra, jeigu menopauzė prasideda anksti, tarkim, iki 45 metų, kaip minėjai, yra ta priešlaikinė menopauzė, bet būna atveju, kai net ir iki ten 40-ties jinai prasideda, tai... Jo, kaip iki 40-ties, net yra tas priešlaikinis kiaušidžių išsekimas, toksai terminas dar, ar ne? Tai...
šiuo etapu, iki tų 45 metų yra labai svarbu, sureaguoti į savo tos kūno pokyčius, į menstruacijų pakitimus, į visą simptomatiką ir kuo greičiau, atvykti pas specialistą, kad, būtent skirti tą gydymą. Kodėl tas gydymas yra labai svarbu, kalbant apie tą pakaitinę būtent hormonų terapiją, jau čia nekalbam šitoje vietoje net ir apie fitoestrogenus. Čia yra labai svarbu šitoje vietoje būtent pakaitinė hormonų terapija. Kodėl? Todėl, kad ji būtent prasidėjus, kaip ir minėjai, ar ne, prasideda įvairiausi problemos, dalykai, ne vien tik apie svorio didėjimą, gal kad, sakytum, dar galėtum susitaikyti su to, jeigu keli kilogramai plus, bet širdies kraujagyslių ligos ar ne padažnėja, osteoporozės rizika, demencijos, depresijos, nemigos, ką kalbant apie mūsų tą visą tiesiog, ar ne, estrogeno suteikiama tą, kaip sakyt, tą jaunystės eliksyrą, ar ne, plaukai, nagai, slinkimai, odos, ar ne, sunikimai, makšties sausumas, negalėjimas turėti, normalaus, produktyvaus, to lytinio gyvenimo, ar ne, kuris yra irgi svarbu tikrai dar jaunom moterim. Tai, laiku pastebėjus ir paskyrus gydymą, šitus procesus tikrai galima sustabdyti. Čia atrodo kaip ir, jau daug kartų ir Inga minėjai, ir tu minėjai apie tos atokias, tolimas problemas, ką menopauzė sukelia, bet kai yra tas laikas, kai menopauzė natūraliai ateina tuo tokiu įprastu laiku, tai tos, lėtinės tokios ligos, jos tam skaitomas vėlyvo, to senyvo amžiaus tos ligos, jos kažkada pasireiškia su laiku, bet jeigu moteriai prasidėjo tas priešlaikinis kiaušidžių išsekimas, o jeigu 38 metai, tai visos tos problemos bus ten gal net 50 nesulaukus ir jau ten turės kaulo lūžius osteoporozinius dėl to iš retėjimo kaulinio audinio. Tai tos problemos jos iš to tolimo laiko taip vis atsislenka anksčiau. Tai dėl to labai svarbu, nes gyvenimas ties 50 nesibaigia, jisai dar labai daug jo yra likę. Tai tą norisi kažkaip žmonėm vis pabrėžti, kad tai kai ateina menopauzė to tradiciniu tokiu laiku vadinamu, tai kaip ir gerai, galim priimti, jeigu simptomatika nėra tokia baisiai kankinanti, galim priimti, bet kai ta menopauzė ateina daug anksčiau, tai mes jau kalbam apie labai smarkius gyvenimo, tos rizikos veiksnius, kur jau labai svarbu tą gydymą skirti ir neuždelsti ir eiti pagalbos ieškoti, nepriimti, kad čia yra normalu, kad atėjo menopauzė tau 38 metai, kad čia svarbu apie tai ir kalbėti ir žinoti. Ir nebijoti kreiptis tos pagalbos ir to gydymo, ar ne, nes, tai yra, be galo svarbu visai mūsų ateičiai ir sveikatai. O yra kažkokie tai tyrimai atliekami, kada jie būtini, o kada nebūtina jų atlikti, kad patvirtinti, jog čia yra menopauzė ar priešlaikinis kiaušidžių išsekimas? Yra labai Inga, jau daug paminėjo tų visų lytinių hormonų, bet kada juos atlikti būtent tuos visus, ar ne, FSH, LH, estradiolį ir ten, tarkim, tos hormonus skydliaukė, ar ne, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoj. Tai labai tikriausiai visą laiką tikrai juos standartiškai atliksime taip iki 45 metų, norint ar ne patvirtinti arba atmesti savo diagnozę. Po to jau kaip ateina linktų, ar ne, 49 metai, 50, 51 metai, kada jau žinom, ar nesako, man ten, tarkim, jau mėnesinės, nebuvo 5 mėnesiai, ten jaučiu karščio, ten bangas, arba gal ir net ir truputėlį jaučiu arba nejaučiu, ar ne, lygtais gal miego kokybė suprastėjo. Tai mums tada yra labai aišku, kad jau kaip ir standartas, kas turėtų ar ne, kas pasireiškia ir atėjo, ir kartais net ir nėra rekomenduojama atlikti tuos visus išplėstinius tyrimus. O Inga, tarkim, iš endokrinologinės pusės, jeigu pas tave kreipiasi moteris, tai dažnai tenka, tarkim, atmesti ir kitų endokrinologinių problemų tą priežastį ir atlikti kitus tyrimus, kad ten skydliaukė, antinkščius tikrinta, dažnai darote kitus? Čia irgi labai priklauso nuo situacijos žmogaus, čia labai žiūri individualiai, jeigu tarkim yra žmogui kažkokia jau nustatyta, nesvarbu ar negydoma ar negydoma, bet jau buvusi kažkokia, tarkim, ar skydliaukės liga, ar ten antinkščių kažkokie dalykai, ar kažkoks
tiesiog pakeitimas jau nustatytas anksčiau, tai tada, aišku, mes visada darom tos tyrimus ir žiūrim, kokia situacija yra dabar, bet kokiu atveju. Ir kartais darom ir visus tyrimus, norim tiek patvirtinti kažkokias arba atmesti endokrininės ligas, tiek ir pasižiūrėti, kokie ten jau lytiniai hormonai, koks jų yra, tarkim, aktyvumas. Ne visą laiką taip, aišku, kai yra tas, kaip minėjot, amžius, ta prasme, nėra toksai, mano, pas mus dažniausiai ateina anksčiau, tarkim, jaunesnio amžiaus moteris su skydliauke, tarkim, išsitirti, kaip minėjau, kol dar nepagalvoja, kad šiandien gali būti perimenopauzė arba menopauzė, tai mums tenka daryti tos hormoninius tyrimus tikrai dažnai tam, kad ir žmogui, paaiškinti tos dalykus, nes labai būna niūru, jeigu išeina iš kabineto net negavęs tos informacijos, kokios nori, tai aš apskritai linkus, dar profilio neturiu savo, bet man patinka žmogų supažindinti su apskritai hormoninė sistema ir jam paaiškinti, kaip kas veikia. Ir aš to dažnai siekiu savo, apskritai darbe, čia mano toks vienas iš tikslų, kad ne tik, kad žmogus pasiduotų, ką aš pažiūrėjau ir pasakiau, o kad jisai suprastų, kodėl aš taip pasakiau jam. Tai žodžiu, tenka pasidaryti tam, kad žmogui paaiškinti. O jau kur yra menopauzė, tokia akivaizdi, pas mus lankosi gerokai jau po ginekologų, tam, kad, tarkim, pasitikrintų buvusių patologijų, buvusių, tarkim, sutrikimų būklę, ar reikia ten gydymą kažkaip keisti, reikia kažką daryti. Jau tiesiog mes gauname jau paruoštą tą visą ir jau, aišku, tada netyriam tų hormonų, nes jau žinome, kad kolegos viską jau ištyrinėjo. Bet tikriausiai skydliaukę šiaip pravartu pasitikrinti, ar ne, bet kokiame amžiuje, ar sulaukus, nes toksai dalykas, kada visą laiką mes pirmoje eilėje sakom, ar ne, kad pasitikrinti skydliaukę reikia, ar ne, tai toks jau standartas. Skydliaukė taip, bet tada truputį dar užkabinsiu šitą dalyką, kad kartais būna skydliaukės lengvi hormonų sutrikimai, net nesant skydliaukės ligos, tai yra susijęs su perimenopauze ir menopauze. Tai tam karštajam periode, aišku, jisai nebus, kai jau menopauzė ten prasidėjusi 3 metus, tai ne. Bet šiandien, kai yra būtent ta perimenopauzė ir dar galbūt tos menstruacijos kažkiek vyksta, tai būna kartais, kad yra kažkokie lengvi, kaip minėjau, sutrikimai, tarkim, sutrikęs tik tai vienas koks nors tirotropinis hormonas labai lengvai, ar ne? Mes tada pasidarom diferenciniai diagnostikai papildomų tyrimų, išsiaiškinam visą žmogaus apskritai istoriją, ir jis turėjo kažkokių reikalų, kažkokių nustatytų, ir būna taip, kad prieina prie išvados, kad ten neskydliaukė yra, ten yra perimenopauzė, kuri taip stipriai yra žmogaus paveikus visą fiziologiją, kad netgi kai kurie hormonai nuo to, kaip antriniai pokyčiai išsivysto, išsireguliuoja, tai reiškia, kad nėra jokios pirminės skydliaukės ligos, tokios kaip ligos, tiesiog yra čionais kaip atsiradę pasiekmė, taip ir išnyksta savaime, ir tada gydymas joks nėra paprastai taikomas. Rekomenduojama, tarkim, kažkokie ar papildai, ar jeigu ten jau reikia ginekologų skiriamas gydymas dėl perimenopauzės, arba ir viskas savaime susitvarko. Tai su skydliaukė ir su antinksčių kortizolio apykaitos rodikliais labai dažnai tą matau tikrai, ir tada padeda labai žmogui tas paaiškinimas ir padeda tą diferencinę diagnostiką atliekant tyrimų daugiau. Kažkaip apibendrinant tą mūsų tokią pirmą pokalbio dalį, kažkaip aš taip norisi gal, kad tie tyrimai tiesiog galbūt aiškumo įneša, ir tiesiog gal dažnai žmogui sakai, kad kas didžiausia baimė, tai yra nežinojimas, taip, kai tu ateini ir nesupranti, bet tas bendravimas arba ten, tarkim, tyrimų padarimas kartais galbūt tau paaiškina tą situaciją, kai tu žinai, tai ir nusiramini, supranti, toks atrodo aiškumas visada mus nuramina. Tai dėl to ir darai kartais, galbūt kartais ir suvoki, kas yra, bet žmogui neužtenka tavo to tokio aš įtariu arba aš žinau, žmogus nori to, žinot, ant parašyto skaičiukų, nes jam to reikia, tai galbūt kartais tai nėra nuodėmė jam tos skaičiukus ir parodyti. Bet iš tikrųjų, kai dabar tikrai žmonės labai skirtingi, labai individualūs, tai tas tu matydamas pacientą pusę valandos ar ten panašiai savo kabinete ne visada gali tinkamą įspūdį iš tikrųjų susidaryti, kas čia nuo ko, dėl ko ir prie ko. Ir man padeda kartais tyrimo atlikimas, ta prasme susistatyti taškus visus, nes ne visada pavyksta iš pat karto pagauti, apie ką čia yra.
Nu, gal judam prie gydymo, dabar jau daug dėmesio simptomatikai ir visam kam, dabar judam prie gydymo, bet norisi gal kažkaip nepradėti iš karto nuo to hormoninio gydymo, mes tikrai apie jį pakalbėsim, nes, kaip ir manau, kad daugelis klausytojų laukia šitos dalies, bet pradėkim dabar nuo to, ką mes jau šiek tiek pradėjome apie tokius bazinius dar gyvenimo dalykus, apie fizinį krūvį, apie mitybą, apie papildus, ką galima, kas būtų svarbu įsitraukti prasidėjus šiam laikotarpiui, tai gal Inga, tu gal pradėk tada nuo šitos dalies. Gerai, tos įdomios, nuobodžios, kur reikia indėlio įdėti savo. Tai va čia, kaip ir pradėjom šnekėti, kad kodėl reikia ruoštis iš anksto, nes suformuoti tos įpročius gyvenimo būdo užtrunka laiko ir reikia dar jaustis pakankamai, manau, stabiliai. Ir net nebūt pradėjus galvoti apie menopauzę, kad susidėliot galvoj tą būtent gyvensenos, gyvenimo būdo planą. Tai, pagrindai čia išlieka kaip ir tokie visur taikomi, tai fizinis aktyvumas, kadangi linkusi būtent raumenų masė nykti, tai turėtų būti labiau atkreipta į būtent tą auginti raumenų tą masę, atkreipti dėmesio, kad daryti ir kažkokius jėgos pratimus, ten ne tik tai, tarkim, atlikti ten kardio, ar tiesiog jeigu to nėra rutinui, tai tą reikėtų įsivesti po truputėlį, išsibandyti ir būtent atkreipti savo dėmesį tai, kad noriu, kad raumenų tą masę mano kuo būtų labiau ilgiau išlaikoma didesnė, nes jos polinkis yra mažėti, taip, tai į tą atkreipdėmėsi, nes šiaip tai visi, kai yra riebalų mažinimui, nukreipia į tą, kad svorio mažinimas, tai riebalų mažinimas, tai yra toks kaip standartas. Tai tikrai moterim atkreipdėmėsi, kad taip, riebalų mes žinom, bet raumenų masės auginimą reikia čia pasidėti savo šauktuką, šitam periodui yra be galo svarbu raumenų masės tas auginimas. Tai būtų, jeigu apie fizinį aktyvumą. Bet jeigu neišeina, nes mes visi esam, tai vis tiek kažkokį fizinį aktyvumą palaikyti, bent jau, kad kažkokį minimalų, bent jau vaikščiojimą, bent jau kažkokią mankštą, ir tai bus gerai, ir tai bus labai gerai, neužsėdėta, prasme, tas judesys visame kame yra gerai ir prisideda prie ne tik sveikatos geros, bet ir nuotaikos geros, prasme, kad užsibrėžti tą standartą, kad tiesiog neužsisėdėti, bet kokią formą stengtis judėti, tas labai svarbu. Dabar šnekant apie mitybą, tai svarbu vėlgi, mes visi žinom apie cukrų, angliavandenius, tai jau tikrai yra kaip ir standartas, kad jau cukrų reikia mažai, tai aišku, tas išlieka ypač pridėtinių cukrų, aš nekalbu apie tai, kad dažnai susiduriu, kad aš geriu kavą su cukrum, čia ne apie tai yra, ar ten suvalgau šaukštelį medaus įsidėjusi jogurtą ryte, čia irgi ne apie tai, čia yra apie tai, kad visur absoliučiai, ar tai būtų duona, ar tai būtų jogurtas tas pats, ar tai būtų padažas, ar tai būtų makaronas, visur yra tų cukraus labai didelis kiekis. Tai va čia eina apie tai, kad visam maiste yra, tai būtina skaityti, ką mes perkam, ką mes darom, ką dedam į savo vidų ir tą pasižiūrėti, kad nebūtų visur, ką mes, tarkim, dedam į burną, kad visur to cukraus yra, nors mes, mums jo net nereikia, mes neįsivaizduojam, kad kažkoks padažas, kečupas, tarkim, pomidorų padažas, būtų ten, tarkim, kažkas susijęs su cukrum, o ten cukraus yra pridėta, labai daug, apie duoną, ne, kad ten, jinai tikrai nebūtinai turi būti su milijonu cukrų, bet pridėta cukraus, mes nepaskaitę to galim net nežinoti, čia mums duona tokia, tiesiog nekaltas dalykas. Tai į tai labai reikia atkreipti dėmesį ir tikrai man praktikoje galiu pasakyti, kad žmonės, kurie pradėjo tą daryti, pajaučia skirtumą labai, tikrai. Kitas dalykas yra apie cukrus, kitas dalykas yra apie baltymus. Tai tikrai reikėtų pasižiūrėti ir baltyminio maisto, jau taip užtikrintai valgyti ganėtinai padidintą kiekį. Tai ar tai būtų gyvulinės kilmės sveiki baltymai, ar tai būtų augalinės kilmės, tai reikėtų baltymo nepamažinti ir jo valgyti. Tai čia būtų tokie pagrindiniai iš maisto. Maistas turi būti
įvairus, ta prasme, pilnavertis, nevalgyti tuščių kalorijų, ta prasme, visi mes žinom, kas jos yra, galima daryti ten cheat day, bet tai neturi būti mūsų rutinoje, kad mes po maisto valgom bandelę, negerai, tai nepridės, nors ir kaip skanu, bet, žodžiu, nepridės. Nuotaikos pridės. kai kada kaip tik. Sakėt moterim, nesuvalgyti Negadinkim muzikos čia dabar per tinklalaidį. Gerai, tai žodžiu, negadinu, bet jo, ir šitagi, maistas turi teikti laimę, bet ne per kažkokį kenksmingą maistą, tai reikia surasti vis tiek tą balansą, kad būtų ir skanu, bet ir kažkiek daugiau į sveikatos pusę, negu ne į sveikatos. Dabar tų alternatyvų tikrai yra. Aš kažkaip dar irgi dabar nemažai čia teko skaityti visokių knygų ir klausytis laidų apie tą mitybą ir man labai kažkaip užsifiksavo, tai jeigu labai jau nusišnekėsiu, taisykit mane. Kažkaip visur labai tas, aišku, tas daržovių, tas įdėjimas skaidulos, daržovės, visa kita, kad man labai patiko, kalbant apie angliavandenius, kad, tarkim, dažnai mes nepagalvojame, bet vienas didžiausių blogių yra sultis. Spaustos sultis yra vienas didžiausių blogių, nes ten yra be galo daug cukraus ir vienas stiklinė sulčių prilygsta Coca-Cola stikliniai. Tai tas toksai, kad žmonės klaidingai įsivaizduoja, kad sultis yra gerti labai, tarkim, sveika, nes ten daug vitaminų, bet neįsivaizduoja, kad ten yra daug angliavandenių. Žinai, ne tik sultis, bet yra dėja ir visi tie smufiai, kurie yra be galo. Dabar jau gal mažiau, bet šiaip tikrai pozicionuojami kaip labai, ta prasme, ne, dėl to, kad sutrintos skaidulos sutrikdos skaidulos, visų pirma, kai mes kramtom tą vaisių, mes visiškai kitaip gaunam, nes seilės fermentai kitokie išsiskiria, tarsi mes visiškai gaunam kitokią sudėtį to vaisiaus ir tas cukrus yra netoks. Jis yra neapdorotas, nesutrintas, nes tai čia yra ir su sultim tas pats, bet aišku, sultise tai be galo dėlis, mesgi nesuvalgysim galima, bet ten suvalgyti. Taip, tokio ten 7, nežinau, apelsinų, nusilupti vien reikės reikalų yra. Vargs ir galvodamas. Tai ir dar toks irgi buvo, labai užfiksavau, aš dažnai tai visiems būna, sakau, visą rašė, kad žuvis riebi, kad ta žuvis turi būti, tarkim, ten lašišas, sardinė arba ten seilikė, kad tas omegos šaltinis toksai, kas veikia ir kad į dieną būtinas vienas avokadas, kad avokadas yra labai sveikas. Ir žuvį, kur tikrai yra labai svarbi informacija, čia tikrai visiems žinot, tos omegos, jos turi pasisavintis dar tam tikrų medžiagų, tarkim, antioksidantų tokių, kad jos pasisavintų, nes jeigu nėra pakankamas kiekis antioksidantų organizme, o yra tik tai tų omegų, ar ne, tai tada oksidacinis stresas, tai čia, žodžiu, uždegimas toks, kuris kenksmingas yra organizmui, vis tiek jisai stipriai vyksta, turi būti antioksidantai. Tai visą laiką žuvį reikia valgyti su citrina, čia yra labai svarbu, reikia užsilašinti būtinai citrinos, čia yra labai svarbu. Ne veltui kavinį taip pateikia, kaip pagal sveikuolišką rekomendaciją. Tai čia sakau, jeigu tik žuvis, tai ne, bet jo, apie skaidulas ir apie baltymus, ir žuvies tos baltymų, ir iš omega. Tai jeigu pereitume toliau apie papildus, šnekėt, tai čia jau biški, nes iš žuvies gaunam, bet dažnai, kaip sakiau, tų trūksta medžiagų, kurios padėtų įsisavinti. Tai yra rekomenduojama omega-3 vartoti ir nuo 1 iki 2 gramų, tokios bendros, ta prasme, rekomendacijos vartoti ir ypač tas svarbu yra perimenopauzė ir menopauzė. Iš kitų papildų pabrėžčiau vitaminą D ir kalcį, dėl to, kad menopauzė, Lina čia užsiminė apie osteoporozę, iš tiesų labai stipriai pradeda osteoklastai aktyvėti, osteoblastai. Osteoklastai, paaiškinsiu, tai kurie ardo kaulą, osteoblastai, kurie stato kaulą, taip? Tai tada osteoblastų nuslopsta estrogeno sumažėjimo fone veikla, o irimo osteoklasto padidėja. Ir iš tikrųjų per pirmus 5 metus tyrimų duomenimis moterų kaulų mineralinė masė sumažėja apie 10%. Tai yra didelis labai mažėjimas stiprus ir labai stipriai osteoporozės rizika, kaulų retėjimo rizika. Tai dėl to tas turi racijos vitamino D ir kalcio papildų vartojimas. Čia gal dar K2 vitaminas visiškai labai K2, taip, jisai K2 skatina tą normalų pasisavinimą. Kalcio tiek vitamino D, tai taip irgi kartu būna kartais konjuguoti. Tada, yra magnis minimas, dėl to, kad nervų sistemai labai padeda, kas dažnai būna simptomatika, ta menopauzės B grupės vitaminai. Būtent irgi, šnekant apie
visokius negalavimus ir nervų sistemos, ir kad baltymų apykaita vyktų normaliai, kaip minėjau, jinai mažėja tas riebalų masė, tai iš kur baltymų trūkumas toks vystosi, tai B grupės vitaminai būtų labai svarbus, ką aš dar nepaminėjau. Tikriausiai gal visi fito dar estrogenai. Jo, ir būtų, gal fitoestrogenai, tai čia tu daugiau pasakos, nes aš realiai nesu tame, manęs tiek klasė žmonių, bet aš net pati noriu žinoti realiai apie tos fitoestrogenus. Reiks pasakyti. Bet skaidulos ir probiotikai, kas tikrai dabar žinot apie tą žarnyno, visos yra labai stiprus dabar tyrimai, įrodymai, kad tai yra labai svarbus irgi dalykas, tai tie probiotikai ir skaidulos yra irgi prie papildų skiriamų būtent perimenopauzė ir menopauzė. Čia kaip irgi kalbėtai atrodo, kiek daug sričių menopauzei prireikia, tarkim, net ir tų specialistų, ir ginekologas turi ką veikti, ir endokrinologas, ir dietologas, ir kardiologas, ir paskui, žiūrėkit, ir kineziterapeutas gali atsportuoti, tai kiek atrodo, psichoterapeutas irgi prasidėjus šitam problemam, kokia tai yra platis rytis, apimanti visas organų sistemas, kad atrodo, čia gali visą komandą suburti tam, kad vienai moteriai padėti dirbti prasidėjus iš to laikotarpio. Tai dar visi, žinot, tampau gumą ir keliu įtampą, perinant prie pakaitinės hormonų terapijas, vis dar apie tas natūralesnius dalykus, fitoestrogenai. Tai, arba nebūtinai fitoestrogenai, yra ir kitų fitoterapinių visokių priemonių tiem simptomam mažinti. Tai ką būtų galima mėginti? Tikrai jų yra ir netgi, tokiom moterim, kur nėra, tarkim, nėra priešlaikinio ar ne, iš kiaušidžių išsigimo nėra tos priešlaikinės menopauzės, tie simptomai yra pasireiškia, bet jie nėra, visiškai, kad labai sutrikdantis ar ne tą gyvenimo kokybę, tai šitoj vietoj, tie visi papildai ar ne, jie, tikrai užima labai svarbią vietą. Ir netgi noriu pasakyti, kad net po to pakalbėsime apie pakaitinę hormonų terapiją, bet net ir kartu su pakaitinė hormonų terapija, geriant tam tikrus papildus, jie tikrai pagerina tą gyvenimo kokybę. Tai kokie tie papildai, kaip ir užsiminiau, tai aišku, pirmiausia tikriausiai tie fitoestrogenai, ar ne, kaip įvairiausia raudoni dobilai, ar ne, kurie, būtent yra fitoestrogenas, tai tas toksai pakaitalas estrogenui, ar ne, tarkim, yra tokių papildų, kurie veikia per estrogeno receptorius, bet nėra estrogenas, tai pavyzdžiui, kaip šitas blekošas, ar ne, jis irgi puikiai veikia į prakaitavimą, nemigą, ar ne, tos karščio bangas, nemigą, nervinę sistemą, ar ne, balansuoja, toksai, pavyzdžiui, kaip jeigu yra lytinis potraukis sumažėjęs, arba, tarkim, nemiga, tai puikus dalykas yra švaganda, ar ne, makmiltelį, kininis ženšėnis, ar ne, tų papildų, jų yra labai daug, labai yra tikrai, kaip ir ypatingai minėjo, magnis, ar ne, magnis tai yra, labai svarbus irgi papildas, būtent, subalansuoti nervinę sistemą mitybą, įsigeriamas yra vakare, rekomenduojamas tas magnio glicinatas, ar ne, kuris įsisavina apie 600 mg, tarkim, nakčiai gerti, ar ne jos. Tai šiti tokie dalykai, jie tikrai padeda ir jie atranda savo vietą prie tų visų jau bazės, kaip sakau, čia tokia bazė, ten visi, tai yra kaip ir minėjai, ar ne, omega 3, vitaminas D, kalcis, magnio papildai, plus dar atsiranda, galim, pridėti būtent ir visus kitus, kuriuos minėjau, fitoestrogenai, maka, ašvaganda ir panašiai. Tai irgi jie yra, gan tikrai saugus, ir matom, kad jie yra efektyvūs. Čia labiau galvot, kaip ir tu paminėjai, gal norisi pabrėžti tokie, tada, kai nėra labai smarkiai išreikštos simptomatikos ir kai, dažnai moteris kreipiasi, sako, kaip ir jaučiu, bet kaip ir pakaitinės hormonų terapijos nenoriu, bet gal kažką būtų faina pagerti, simptomam pamažinti. Ir tas amžius toksai labai tradicinis, toks apie 50 metus, kai neturim tos didelės rizikos dėl priešlaikinio kiaušidžių išsekimo. Ir tada galima mėginti visus šitos dalykus. Ir jie nepapildo estrogeno organizme, bet jie galbūt padeda mažinti simptomatiką, kažkiek nuraminti, geriau miegoti ir ramybės kažkokio tokio, greičiau užmiega, tas miegas gilesnis gal gali būti, tai tokių karščio bangos kažkiek apsiramina, tai tokie švelnus dalykai. Bet tada atvejai, kai jau mes matom, kad
nei Ingos išvardinti dalykai nieko nebeduoda naudos, nei ta terapija nebeduoda naudos jau. Ir dažnai ateina moteris sako, duokit man belenką, aš jau ten man nepasaktų man apie šitas rizikas, nes aš taip gyventi nebegaliu. Tikrai mes tokiu atveju turim ir kartais galiūdna, kai būna toks labai stiprus susipriešinimas ir žmonės, kurie neturi stiprios simptomatikos, praeina labai lengvai menopauzę, pradeda labai kritikuoti tos, kurie vartoja pakaitinę terapiją, nes supranti, kad ta simptomatika gali būti labai skirtinga. Vienas ten naktį nemiega, ten visiškai, jau, kaip sakyt, stogą rauna, atsikėlęs nieko daryti nebegali, o kitas galbūt labai lengvai plaukia per tą visą laikotarpį. Tai aišku, kad jų gydymas bus labai skirtingas ir tas toks vienam galbūt užteks fototerapijos, kitas be pakaitinės terapijos nė žingsnio negali žengti. Tai ta pakaitinė terapija, iš ko jinai susideda, yra ten visokių ten tų paprata tokia standartinė, yra ta vadinama body identical, dabar dar labai čia bandoma kalbėti apie bioidentical, tai kas čia per reikalai dabar su ją? Pirmiausia, tai tikriausiai norėčiau pasakyti, kad nereikia jos bijoti. Tai nėra kažkoks siaubas baubas, ar ne? Jeigu jums tikrai yra blogai, tai pasirinkite tokį specialistą, kuris jums nebijos ją paskirti ir sudėlios taškus, kas kuom skiriasi ir kada ką galim skirti, kada ko negalim skirti, kokios rizikos ir panašiai. Nebijokit atrasti ir ieškoti. Nes kartais dar sutinkam praktikui, kad čia tau nereikia, pakentėsi, visos prakentėjo, pakentėsi ir tu, nieko tokio. Tai kalbant, kokios rūšys, kaip jau ir minėjai, ar ne, tai gali būti ta vadinama sintetinė, ar ne, kaip mėgti gal, kad išreikšti, ar ne kūnui identiška pakaitinė hormonų terapija, tai, tarkim, estrogenas ir progesteronas, yra tam tikri preparatai, kurie gali būti skiriami netgi ten, tarkim, cikliškai arba necikliškai, cikliškai skaitosi, kad dar mėnesinės būtų, ar ne, jeigu norim, kad jos dar būtų, sureguliuoti jas, tas, tarkim, necikliškai, kada jau, kaip čia tokia būtų, ta fazė, kada tų mėnesinių nėra, bet tie hormonai veikia mūsų organizmą, kaip būtent ta visa į kaulų sistemą tas estrogenas yra labai svarbus, ar ne, širdies kraujagyslėm, smegenų veiklai, tam smegenų rūkui, ar ne, ateičiai ten tai visai demencijai ir taip toliau. Reikia atrasti. Yra tas kitas, ar ne, pakaitinė ta hormonų terapija, ta vadinama kūnų identiška, ar ne, tai tas transderminis, būtent estrogenas, jis gali būti gelis, jis gali būti purškiamas, gali net ir pleistrais būti, gaila Lietuvoje mes, tų pleistrų neturime, bet gali būti net ir pleistrais, ar ne. Kitas dalykas ir mikronizuotas progesteronas. Tas vadinamas būtent irgi, visiškai identiškas mūsų organizmui, kuris, galiu pasakyti, šita kombinacija, jinai yra, tikriausiai ta pati švelniausia ir saugiausia, mūsų organizmui ir ji atsistoja, į labai, tokią aukštą tą lentynėlę, kada mes galim visą laiką drąsiai skirti ir žinoti, kad moteriai tikrai padės, simptomatika tikrai sumažins, ir nepridarys kažkokių papildomų šalutinių reiškinių ir bėdų. Aišku, reikia irgi žinoti kartais, kad, tarkim, ne visą laiką galim skirti tą kūnų identišką pakaitinę hormonų terapiją, kartais mums reikia, tarkim, esant priešlaikiniam kiaušidžių išsekimui, ar ne, dar tikrai yra labai svarbu, tarkim, ir ta sintetinė vadinama, ar ne, ta pakaitinė hormonų terapija. Tai irgi visą laiką, ką paskirti, sprendžiam labai individualiai, labai žiūrim pagal simptomus, amžių, individualumą tokį, labai parenkama tokius, kur ir ką paskirti. Bet tikrai labai džiugu, kad ta, body identical, ar ne, ta kūnų identiška, ta pakaitinė hormonų terapija, mes ją turim, mes ją skiriam ir, jinai kažkokių tų, ko labiausiai moteris bijo, ar ne, krūties vėžio, bijo, kažkokių trombozių susidarimo, infarktų, insultų ir panašiai. Tai būtent ta body kūnų identiška, būtent pakaitinė hormonų terapija, sertifikuota, patikima, ar ne, ji, tų rizikų nepadidina, nei padidina, nei pamažina.
jinai visiškai, tokia neutrali yra. Tai čia tokia, būtent ne alternatyva, čia vienas, mano turbūt mėgstamiausių, iš tikrųjų, skirimo tų schemų yra tas kūnai identiška, tai, moteris, kurios labai, bijo tų komplikacijų, tai joms, labai geras variantas šitas yra dalykas. Ir toks dabar trendas, tas vadinamas tokias ateinantis tie visi žodžiai, ko mandriau, to įdomiau, tai body identical, tai bio identical ir dažnai jos maišo tarpusavį. Ir man čia kažkiek norisi biškai pašnekėti, kad atskirti šitos terminus, nes kartais žmonės susimaišė, kad nesuklystų pasirinkime. Tai kas yra tas bio toks identical, kas čia yra? Bio identical, tai tikrai nereikėtų jos rinktis ir jinai nėra sertifikuota ir saugi. Ta bio identical pakaitinė hormonų terapija, tai yra parenkama, skaitosi, kad parenkama individualiai ir yra gaminama kažkur, tarkim, vaistinėse, kaip pagal užsakymą, ten kažkokios ovulės, lašiukai, kremai kažkokie ar ne, tiek ir progesterono, tiek ir estrogeno, bet tai yra nesertifikuota ir labai, sunku pasverti, kiek iš tikrųjų ten visko ar nėra. Tai šitas dalykas, jis gali ne naudos duoti, o tikrai žalos organizmui. Ir reikia labai atsargiai tą rinktis ir tikrai paklausti specialisto, ar ne, ar tai yra sertifikuota, ar tai yra, patvirtinta ar ne valstybinio vaistų kontrolės tarnybos. Nes jeigu, tarkim, tie gaminami visi preparatai, tai jie tikrai gali padaryti daugiau žalos negu naudos. O kiek ilgai galima vartoti, nes dažnai toks šitas būna, tai kiek metus, 2, kada man pabaigti, yra kažkoks tos ribos vartojimo? Tiek, kiek reikia. Nebijoti tiek, kiek reikia. Ir ypač kalbant netgi apie makšties sausumą, tai tiek, kiek reikia. Galima, aišku, sakoma, kaip sužinoti, ar ne, tai kada man čia ją nutraukti. Tarkim, jūs vartojat, kokius ten sulaukėt, 50 kokių ten 8 metų, ar ten 55, galit bandyti nuimti ir žiūrėti, kaip jums sekas. Jeigu tie visi simptomai grįžta su trenksmu, vėl pradėti tiesiog ją. Tai tikrai nebijoti, tiek, kiek reikia naudoti, kažkokių dabar terminų kaip ir nėra, anksčiau būdavo ten 10 metų ir panašiai, tai dabar tikrai to nėra, naudoti tiek, kiek reikia, kad tą pagerinti gyvenimo kokybę. Tai yra gal labai svarbu tą makšties sausumą tarkim, būna atveju, kad tarkim, pakaitinės terapijos kaip ir nereikia arba nevartoja, bet yra toks labai simptomatiškai išreikšta tik makšties sausumas, skausmingi lytiniai santykiai, ar galima kažką ir be pakaitinės tos tiesioginės terapijos kažką padaryti. Tai būtent kalbant apie tą makšties sausumą, tai nėra vien tik makšties sausumas, kad, tarkim, ir tie lytiniai santykiai, ar nesuprastėja, nes kitos gali sakyti, aš neturiu tų lytinių santykių, neturiu partnerio ir neplanuoju ir nenoriu. Būna ir taip, ar ne? Bet čia nėra šneka vien tik apie tai, apie, tarkim, tos lytinius santykius, kas yra irgi be galo svarbu. Kalbam ir apie visą urogenitalinę sistemą. Prasideda, ar ne, šlapimo nelaikymai, uždegimai dažni, ar ne, būna taip, kad sako moteris, man ten tai viskas atrodo sulipę, kad aš net negaliu atsisėsti, ar ten, tarkim, užsidėti, tarkim, kelnių daugiau, kažkokių, tarkim, džinsų nešiot, kurie daugiau ten dar, ar ne, tarkim, suspaudžia, ar ne. Tai tas yra labai svarbu tai bendrai savijautai ir koks indėlis galima tą daryti, tai aišku, yra tikrai puikia pagalbinė tokia, pagalbinės priemonės, aišku, kaip makšties ovulės, tarkim, jeigu kalbant apie nehormonus, tai makšties ovulės, kaip su hialurono rūgštim, gerosios bakterijos, kad yra dabar šnekama, yra labai svarbu, ar ne, tai ištisai būna pastovina, tarkim, kaitaliotis, kaip aš sakau, probiotikai, hialurono rūgštis, ką galim, kad pridrėkinti, kad atstatyti tą visą mikrobiotą. Jeigu, tarkim, sako, kiek aš galiu tos ovulės, tarkim, dėtis, ar man, tarkim, man tos ovulės nepadeda, išteka ir taip toliau, yra tokia kaip alternatyva ta PRP terapija, plazma praturtinta trombocitais būtent, kada mes galime, kaip leidžiasi, ar ne moteris, kad pagerinti veido, ar ne, visą drėgmę, tai lygiai taip pat mes tą darom ir į makštį leidžiame, ar ne, tai pageriname visą, kad regeneruotų audiniai, kad
išliktų tas putlumas, tai tada sumažėja ta rizika būtent tų visų ir šlapimo nelaikymų ir panašiai. Ir kuo anksčiau tą pradedam daryti, mes užkertam kelią, tolimesnėm tokiam jau, kuomet jau mums būna sunku suvaldyti šitą procesą, ar ne, tai užkertam kelią tiem patiem blogiausiam scenarijam. Taip pat reikia tikrai nebijoti tų transderminių vietinių estrogenų, kaip kremas, ovulės ar ne, kada jas galima naudoti ilgai ir, kaip sakau, nuobodžiai tiek, kiek reikia. Nėra kažkokio termino, kada mes turim, tarkim, nutraukti. Jeigu mums reikia, mes matom, kad yra geras, tarkim, efektas, tai, tarkim, tas vietinis estrogenas, jis tikrai yra labai puikus dalykas. Dar geriau kombinuoti, tarkim, prisotinam vietinių, tarkim, estrogenų viską, ar ne, papildomai skiriam, dar ištisi, tarkim, ten kažkokias prebiotikus, hialurono rūgštį ir, pavyzdžiui, PRP terapiją, tokį būstą, kaip sakau, ir po to kažką palaikymui, tarkim, ar ne, tarkim, kas metus gal tik pakaks kokios PRP terapijos, ar ne, ar kas mėnesį susidėti ten tas hialurono žvakutes. Jeigu jau matom, kad nepakanka to, tai tada, sakau, jau reikia kažką pastoviai daryti, ar ne, jau tą tokį indėlį kaip ir įdėti, tai turint tuos lytinius santykius. Tai kaip man yra gražu pas mus Lietuvoje, gal tas toksai tabu šnekėjimas ir nežinojimas apie tai, arba nurašymas, viskas menopauzė ir tų lytinių santykių man nereikia, ar ne? Tai labai džiugu, kad tas jau toks, tas mitas ir tas toksai jau praeina ir ateina kiti dalykai, kad moteris turi tos lytinius santykius net ir sulaukusios 70 ir 80 metų, ar ne? Ir tai yra visiškai normalu, ir tai yra džiugu, ir yra smagu, kad žmonės, tą daro ir ieško tos pagalbos, ar ne? Tai skatinu nepamesti tokio dalyko ir suprasti, kad tas pagalbos yra ir pasiimti. Tai O Inga, pakaitinė ta terapija, ginekologai neskiria, čia ginekologų darbas, ne? Jau nedaina iki jūsų, kad prateskit man receptą. Ne, mes, mano žiniom, neskiriam. Mes tiesiog pasitikim kolegom. Ja. Ir paskutinis toksai dar dalykas. Ateina pasitart, tiesą pasakius. Ateina, bet ateina pasitarti iš tos pusės, kad man yra kažkokie dalykai, tarkim, kraujospūdis ten kyla ir man jau reikia pakaitinės terapijos iš kitos pusės ateina, tada sakom, kad reikia pasikonsultuoti, bet neskiriamės jo. Toks galbūt paskutinis klausimas, dažnai labai retai apie jį kalba, bet visgi norėtųsi paminėti, o tai kaip su apsauga nuo nėštumo, tarkim, dar esant perimenopauziniam laike, kol dar moteris neperėjo tą menopauzę, kaip jau visi supranta, kad menopauzė, kai jau nebėra metai laiko mėnesinių, tai kiaušidžių veikla išseko, tai kaip ir viskas aišku, o kaip yra perimenopauziniam laike? Jeigu yra nepageidavimas nėštumas, tai tos apsaugos reikia, nes pastojimas dar galimas, tos ovuliacijos gali įvykti ir apvaisinimas gali tikrai būti, tai apsaugos kaip ir reiktų, tai to pasirinkimo kaip ir yra, tai pavyzdžiui, kaip gali būti, gimdos spiralė hormoninė ar ne, arba nebūtinai, tarkim, ir hormoninė, jeigu yra, tarkim, galima ir yra indikacijos įdėti, gali būti skiriami, tarkim, ir tie progestinės tos piliulės ar negeriamos, kurios irgi apsaugo nuo nėštumo tam tikri kontraceptikai būtent. Tai tų priemonių tikrai yra ir tos apsaugos yra. Ir aišku, jeigu nenorim kažkokių hormoninių priemonių, tai tos elementarios kaip barjerinės priemonės ar ne prezervatyvai. Tai va. Tai va tokia ta menopauzė. Ir kaip tikrai ta menopauzė labai įvairiapusiška, jos tikrai nereikia bijoti, nes tai vis tiek yra etapas, kuris ateis, norim ar nenorim, jisai ateis, bet svarbu apie jį žinoti, svarbu jam ruoštis, pokyčius nelabai staigiai daryti, o ruoštis iš anksto, nes visgi susiformuoti įpročius užtrunka. Tai jeigu prasidėjo simptomatika, tikrai nevenkite ginekologo, tikrai ateikite pasikalbėti, ateikite ir pas endokrinologą aptarti visų šitų simptomų ir nevenkite pagalbos. Bet etapas toksai, kai visgi reikės jį pasitikti ir reikės su juo susigyventi, susitaikyti ir išmokti kažkaip gražiai ir sklandžiai jame būti. Tai ačiū Jums abiems, kad sudalyvavote, tai turim labai gražią laidą, tai tikrai, manau, bus apie ką pasiklausyti.